Klaipėdiečiai, klausimas jums, jeigu uždarytume Akropolį, ar Klaipėdos centras atgytų? Skamba logiškai, bet aš su tuo nelabai sutinku. Ir gal net pasakysiu nepopuliarią nuomonę, Akropolis čia ne problema. Problema yra pats centras. Nes realybė tokia paprasta, žmonės eina ten, kur yra patogu. Ir čia prasideda esmė. Jeigu nori nuvažiuoti į Akropolį, viskas aišku. Didelė parkingo aikštelė, vietos beveik visada yra, viskas vienoje vietoje, nereikia galvoti. O dabar pabandyk nuvažiuoti į centrą. Pirmas klausimas, kur paliksi mašiną? Antras, ar iš vis rasi vietą? Trečias, kiek tai kainuos? Ir dažniausiai gaunasi taip, kad važiuoji, suki ratus, ieškai vietos ir jau nebenori niekur eiti. Čia kaip mini loterija, arba randi, arba ne. Ir tada žmonės sako, reikia uždaryti Akropolį. Bet gal problema ne ten, gal problema tame, kad centras nėra pritaikytas žmonėms. Nėra normalių daugiaaukščių parkingų, mažai parkavimuose vietų ir pats parkavimas yra brangus. Ir viskas padaryta taip, kad tu turi galvoti, planuoti, stresuoti. O žmonės juk nenori stresuoti. Jie nori paprastai, atvažiavai, pasistatei, nuėjai ir viskas. Ir čia svarbus momentas. Žmonės nesirinka vietos dėl istorijos ar gražaus senamiesčio. Jie renkasi kur patogiau. Ir tai yra visiškai normalu, nes mes visi gyvenam greitame ritme. Ir tada vietoj to, kad padarytume centrą patogesnį, mes sakom, reikia uždaryti Akropolį. Bet ar tai iš tikrųjų kažką išspręstų? Ar žmonės taiga pradėtų važiuoti į centrą? Ir čia dar vienas įdomus dalykas. Klaipėda išlieka tarp augančių miesto gyventojų, skaičius padidėjo apie 12 000. Tačiau dar sparčiau auga Klaipėdos rajonas. Darcekliuose nuo maždaug 60 iki 4 000 gyventojų. Kaip pavyzdys, Triušeliuose nuo kelių šimtų iki kelių tūkstančių. Tai ne šiaip augimas, tai žmonių persikėlimas iš miesto į rajoną. Ir čia atsiranda dar vienas klausimas. Ar tas augimas iš tikrųjų reiškia, kad miestas stiprėja? Nes dalis žmonių pastebi, kad gyventojų skaičiaus didėjimas Lietuvoje sutapo ir su atvykstančių užsieniečių, ukrainiečių, baltarusių, rusų skaičiaus augimu. Ir čia jau kiekvienas gali turėti savo nuomonę, kiek tai turi įtakos miestui, o kiek ne. Bet faktas vienas, žmonių daugiau, o centras nuo to gyvesnis tikrai netapo. Ir dar vienas dalykas, apie kurį mažai kas kalba, tai naktinis Klaipėdos gyvenimas. Prieš kokius 5-7 metus man pačiam tai dar buvo aktualu. Ir tai jau tada matėsi, kad kažkas keičiasi. Nes jeigu lygint su tuo, kas buvo prieš 10-15 metų, skirtumas akivaizdus. Mažiau vietų, mažiau gerų barų, mažiau kokybiškų erdvių. Daug kas tiesiog paprasčiausiai užsidarė. O tie legendiniai klubai ir barai, jų tiesiog nebėra. Ir ką girdžiu apie naujas vietas, nėra to lygio kaip anksčiau. Ir nėra taip, kad nieko nebėra. Yra kur nueiti, bet tas jausmas jau nebe tas. Anksčiau pilna žmonių, gyvybė, šurmulys, dabar kažkaip ramiau. Ir kartais pats save pagaunu galvojant, ar čia Klaipėda pasikeitė, ar čia aš jau ramybės režimą perėjau. Parašykit komentaruose, gal aš čia vienas taip jaučiu. Ten jaunimas sėdi ir leidžia gražiai laiką naktiniuose baruose, eina, vaikšto po gatves, bendrauja. Tai Klaipėdoje tokio naktinio gyvenimo nėra. Gerai, kalbam apie centrą, apie patogumą. Bet kaip apskritai pritraukti jaunimą į miestą ir tuo pačiu į patį centrą, nes be jaunų žmonių miestas neturi gyvybės. Kas yra gyvas senamiestis? Gyvas senamiestis yra tada, kada jame yra daug jaunų žmonių. Ir čia jau ne vien Klaipėdos problema. Visam pasaulyje miestai dėl to konkuruoja. Ir yra tam tikri dalykai, kurie veikia. Pavyzdžiui, pirmas būstas. Jeigu jaunas žmogus negali sau leisti gyventi mieste, jis paprasčiausiai išvažiuos į rajoną. Tai gal klausimas paprastas, ar nėra vietos normalesniai paramai jaunoms šeimoms, būtent mieste, ne popieriui, o realiai, kad apsimokėtų rinktis miestą. Antras dalykas – šeimos. Jeigu turi 2 ar daugiau vaikų, gyvenimas centre tampa dar sudėtingesnis. Tai gal verta galvoti apie realias lengvatas, parkavimas, paslaugos, gal net mokesčiai. Nes dabar gaunasi taip, kuo daugiau vaikų, tuo mažiau noro važiuoti į centrą. Ir tada klausimas, ar mes tikrai kuriame miestą žmonėms? Ar tiesiog tikimės, kad jie patys kažkaip prisitaikys? Ir aš suprantu tuos, kurie sako, kad centras miršta. Tikrai taip. Mažiau žmonių, mažiau gyvybės. Bet sprendimas nėra atimti patogumą, sprendimas yra sukurti patogumą. Padaryk centrą vietą, kur nori atvažiuoti ir žmonės patys ateis, be prievartos. Nes dabar gaunasi taip, vietoj to, kad pagerintume miestą, mes norim pabloginti kitą vietą. Ir čia gal ne visiems patiks, bet Akropolis jūsų žinioms. Nemažėja, jis plečiasi, o gal paprasčiau. Idėja, pastatom dar vieną Akropolį centre. Tada žmonės jau tikrai ateis, nes pirmiausia, apsipirks, pavalgys ir tik tada gal išeis pasižiūrėti miesto. Tai va tokia mano nuomonė, gal ir nepopuliari, bet man atrodo logiška.
O jūs kaip manot, problema Akropolis ar pats Klaipėdos centras, savivaldybė ar dar kokios priežastys? Pasidalinkite savo nuomonę komentaruose. Iki.